Begalinis bankininkystė. Būk savo bankas, pasitikėk savimi. Tai visi terminai naudojami apibūdinti strategiją, kuri naudoja nuolatinę piniginę vertę turinčią gyvybės draudimą kaip svertinį įrankį siekiant auginti pinigus mokesčių, lengvatų būdų padidinti likvidumą ir galiausiai auginti turtą. Tai taip pat yra viena iš labiausiai ieškomų finansinių temų internete šiuo metu. Taigi, kas yra begalinis bankininkystė ir kaip jį veikia? Pradėkime nuo supratimo, kaip bankai uždirba pinigus. Dabar bankai ima pinigus, kuriuos jūs deponuojate į taupomąją sąskaitą ir moka jums 1 ar 2 procentus, kad juos laikytų. Tada jie paskolina tuos pačius pinigus kitiems asmenims, imdami iš jų 5 iki 10 procentų daugiau palūkanų už paskolą. Tai vadinama arbitražu. Iš esmės naudoja jūsų pinigus, uždirbdami daugiau palūkanų iš skolininkų, nei moka jums. Ir taip, bankai uždirba pinigus. Begalinis bankininkystė naudoja tuos pačius metodus, kuriuos bankai naudoja, kad palūkanos dirbtų jų naudai, apeinant banką ir leidžiant asmenims būti savo bankininku, panaudojant savo pinigus ir augant savo turtui. Dabar galbūt lengviausias būdas iliustruoti begalinės bankininkystės scenarijų yra parodyti pavyzdį. Taigi, štai, Džekas gerai uždirba ir ieško būdų, kaip ateityje auginti savo turtą, tačiau taip pat nori išlaikyti savo pinigus likvidžius, kad galėtų pasinaudoti bet kokiomis būsimomis investavimo galimybėmis. Dabar tai yra investavimas į nekilnojamąjį turtą, tai yra investavimas į savo verslą. Dabar begalinės bankininkystės scenarijuje Džekas nusprendžia per ateinančius 5 metus kasmet į savo piniginės vertės gyvybės draudimo polisą įmokėti po $100,000. Taigi, po 1 metų Džekas finansavo tuos pirmuosius $100,000 vestai ir tinkamai suprojektuotoje sistemoje. Dabar turi galimybę pasiskolinti galbūt iki 90 procentų tų pinigų savo, naudodamas savo $100,000 vestai finansavimą kaip užstatą paskolai. Tarkime, Džekas paskolina savo $50,000, dabar Džekas gali panaudoti tuos pinigus, bet kokiu būdu, kurį jis pasirenka, kitoms investavimo galimybėms, kurios jam uždirbs grąžą iš tų pinigų. Dabar begalinės bankininkystės koncepcijos akcentas yra tas, kad paskola, kurią Džekas panaudojo šioje operacijoje, yra dalyvaujanti paskola. Tai reiškia, kad pradiniai $100 ir 0 centas 0, kuriuos jis įnešė į sąskaitą, iš tikrųjų lieka sąskaitoje ir toliau uždirba palūkaną. Svarbus žodis čia yra dalyvaujanti. Taigi, jūs turite piniginę vertę, uždirbančią, tarkime, 6 procentai palūkanų, o jam taikoma 4,5 procentai palūkanų norma už dalyvavimo paskolą, kurią jis paėmė. Džekas pasinaudoja arbitražu. Prisimeni tą terminą iš anksčiau. Džekas uždirba daugiau palūkanų iš pradinio indėlio, nei moka palūkanų už paskolą, kurią paėmė iš tų pinigų. Ir nepamirškite, kad jis dabar naudoja tuos paskolos pinigus kitai investicijai, galbūt namo apvertimui arba verslo investicijai. Džekas uždirbo 10 procentai, $5,000 iš paskolos pinigų. Jis skolingas 4 valandos 5 minutės procentai, $250. Jis uždirbo 6 procentai palūkanų iš indėlio. 250 vestai už paskolą, kurią jis paėmė, ir jis taip pat uždirbo 6 procentai palūkanų iš savo pradinio indėlio į sąskaitą. Būtent dalyvavimo paskola daro visą tai įmanoma ir iš tikrųjų daro begalinę bankininkystę tokia galinga finansinė strategija. Dabar visa tai buvo padaryta, prisiminkite, neužrakinant jo pinigų. Nuo šio momento Džekas pasirenka grąžinti dalyvavimo paskolą savo sąskaitoje, pridėdamas $2,25 palūkanų, kurias jis sukaupė per tą metus. Dabar jis turi 100% likvidumą savo sąskaitoje ir gali kartoti šį procesą tiek kartų, kiek nori, per metus. Per tuos metus jo sąskaita natūraliai augs dėl sudėtinių palūkanų, kurios bus priskaičiuojamos jo polisui. Metai po metų. Sulaukęs 65 metų, Džeko begalinės bankininkystės sąskaita konservatyviai iliustruojama, kad ji išaugo iki $1,6 milijono piniginės vertės. Ir jis gali pasirinkti, paversti tai neapmokestinamų pajamų srautų, siekiančių $100,000 per metus, kuris tęsis visą likusį jo gyvenimą, nesvarbu, kiek ilgai jis gyvens. Atminkite, kad sąskaita, kurią Džekas čia įsteigė, kad įgyvendintų šią begalinės bankininkystės strategiją, yra nuolatinės piniginės vertės gyvybės draudimo polisas. Faktas, kad tai yra gyvybės draudimo polisas, iš tikrųjų leidžia Džekui naudotis mokesčių lengvatomis ir neapmokestinamomis dalyvavimo paskolomis, kurios daro šią strategiją įmanomą.
Dabar tai taip pat sukuria savarankiškai užbaigiamą skolų gražinimo planą po viso gyvenimo naudojimosi šia begalinės bankininkystės sąskaita. Gyvybės draudimo aspektas Džeko begalinės bankininkystės sąskaitoje užtikrins, kad Džeko paskolos likutis bus padengtas pabaigoje. Jei Džekas mirtų turėdamas $50,000 neapmokėtą skolą savo sąskaitoje, tie $50,000 būtų išskaičiuoti iš sąskaitos įmontuotos mirties išmokos, prieš išmokant likusius pinigus, jo sąskaitos naudos gavėjams. Tinkamai suprojektuota begalinis bankininkystė gali būti galingas įrankis, leidžiantis panaudoti savo pinigus taip, kad palūkanos dirbtų jums. Ši koncepcija nėra skirta visiems ir iš tikrųjų yra geriausia išmaniam vartotojui, kuris gerai supranta tokias savokas kaip svertas ir skola. Agentas, su kuriuo dirba Džekas, atliks lemiamą vaidmenį, vadovaudamas Džekui per metus, kai jis ims paskolas, ir grąžins jas į savo planą, siekdamas užtikrinti, kad sąskaita išliktų sveika ir kad jis nepervertintų savo pinigų. Kaip visada, politikos dizainas ir pasirinkimas dirbti su tinkamais žmonėmis, tinkamomis draudimo kompanijomis ir produktais su tinkamomis savybėmis yra raktas į optimalų veikimą. Todėl susisiekite su mumis ir praneškite, ar galime jums padėti.